Aš esu Invel Technology direktorius, tuo pačiu valdybos pirmininkas, šiek tiek pastovėsiu čia, nes norėsiu jums tik filmuką pristatyti. INVL Technology is the only NASDAQ Baltic listed fund. Technology is the only NASDAQ Baltic listed fund with equity capital of €11.9 million and a focus on ICT businesses. Starting its activities in 2007, INVL Technology was spun off from the investment company Invalda LT in 2014 to create an ICT-focused investment platform. INVL Technology currently operates as a cluster of B2B and B2G oriented IT businesses with a focus in 4 key areas: business climate improvement and e-governance, IT infrastructure, cybersecurity, and IT hard users industry solutions. The most significant INVL Technology investments currently are Norway Registers Development AS is a consulting, IT services, and sales company that was established in Norway in 1995. This company specializes in the development of national registers and other e-governance solutions. Its operational offices are in Lithuania, Tanzania, and Uganda. It implements projects in more than 50 countries worldwide. BITE is an IT infrastructure services company established in 1988. Currently operating in the Baltic countries and East Africa, it services the largest corporate and government IT users. NRDCS is a specialized cybersecurity solutions company. It was established as a spin-off of BITE in 2013. It currently operates in the Baltics, East Africa, and South Asia. Intronica is a company that develops e-banking, mobile signatures, e-tickets, and retail software solutions. It currently operates in the Baltics and Scandinavia. In the last 5 years, INVL technology companies have demonstrated dynamic development, achieving an 18% average annual revenue growth rate and reaching €16.7 million in 2014. The portfolio's companies keep growing their footprint in frontier markets, with their revenue share in these markets reaching 1/3 in 2014. INVL Technology's unique business model brings capital management and ICT industry knowledge together. INVL Technology invests in mature IT companies working in B2B and B2G with sustainable business models, production capacity in the Baltics or Eastern Central Europe, and the potential for synergetic cooperation with other INVL Technology companies. INVL Technology seeks to increase the value of the companies in its portfolio by bringing financial and intellectual capital for growth and add-on acquisitions, management support, and globalization via sales channels in East Africa and Southeast Asia. As companies grow and reach strategic development targets, INVL Technology will attract strategic investors for these businesses. INVL Technology's goal is to generate 3 times investment return on the attracted capital and a 20+% IRR for investors. Interested in significant value growth opportunities? Contact us. info@invltechnology.lt. Taigi, kalbant apie obligacijas, šiek tiek kiti skaičiai, bet trumpai apie tai, ką parodė. Invel Technology yra sena nauja bendrovė. Praeitais metais mes pristatėm Invel Technology, kurią mes vadiname senąją, ir BITE grupę, kur dariau iš prezentaciją. Kas atsimena? Šiuo metu tai yra tos bendrovės sujungtos ir sukurta nauja investicinė bendrovė, kuri veikia kaip įmonių klasteris. Tai yra viena kitą papildanti ir naujos investicijos bus nukreiptos į papildančias bendrovės ir mažiau konkuruojančias. Kas įdomu, susijungia 2 kompetencijos – turto valdymo ir sektoriaus. Apie ką galėsiu kalbėti šiek tiek vėliau. Ir išskyrėme 4 šakas. Tai yra verslo klimato gerinimas, kuris atėjo su norvegiška įmonė, IT infrastruktūra, kuris atėjo su Baltic Amadeus, kibernetinė sauga, kuri susikūrė BITE grupės vystymosi metu, ir sprendimai IT įvairiom šakoms. Tai yra tas sektorius, į kurį mes ketiname papildomai stipriai investuoti, kaip investicinė, o vėliau ir kaip uždaro tipo investicinė bendrovė. Ir kas įdomu, mes turim globalią veiklos geografiją, kuri pasireiškia per mūsų veiklos kanalus ir vietinius ofisus ir įdirbį.
Ir tai labai mūsų manymų patraukli platforma pačiai investicijai ir plėtrai. Trumpai, jeigu pereiti apie pačią struktūrą, tai NVL Technology akcininkai yra Angeldos NVL akcininkai, 34% turi IT vadovai, kas sudaro mūsų manymų sėkmingą miksą, ir tik 6% yra laisvos akcijos, todėl jūs nelabai galite matyti mūsų likvidumo arba prekybos. Struktūriškai 4 šakos ir jų įmonės iliustruoja NRDS kaip verslo sąlygų gerinimo šaka. Jis valdo programavimo įmonę Vilniuje ir Kaune. Rytų Afrikoje, Tanzanijoje, Dar es Salaam, ir nesenai įsigijo 30% informacijos platinimo prekybos įmonės, kur kartu vystys, jeigu atsimenate, buvo tokia įmonė Infobank Lietuva, nuo ko prasidėjo kredito biurų apskritai veikla. Nuo ko prasidėjo BAIB grupės veikla, tai buvo pirmoji investicija BAIBas, jeigu atsimenat, čia yra Baltic Amadeus infrastruktūros verslas. Ir naujas verslas, kuriuo mes labai tikime ir manome, kad jisai perspektyvus ir augs pagal visus rodiklius, tai NRDCS arba NRD kibernetinė sauga. Kaip jau minėjau, mūsų manymu, kad mes sukūrėme vieną gerą tvarę komandą ir mes, kas mūsų manymu yra labai svarbu, kad mes praėjom krizės laikotarpį, mes susipykom, turėjom ir sunkesnių, ir lengvesnių periodų ir nusprendėm daryti dar kartą, dar vieną didelį etapą biznį kartu. Tai ta komanda tvari ir man mūsų bendram kontekste ir landšafte investicinių komandų, private equity, manau, kad čia mūsų labai stipri korta. Kalbant apie investicinės bendrovės pagrindinės veiklas, grįšiu vėl prie pačių pagrindinių ir turbūt pereisiu prie vėl geresnės iliustracijos. Verslo klimato gerinimas, jisai labai sudėtingai skamba, bet jis yra atėjęs nuo įmonės Norway Registers Development, pačiam pavadinime yra įdėta registrai pavadinimą, jinai pradėjo 95 metais veiklą nuo pagalbos šalims, kuriant registrus. Tai yra unikalūs, tai yra sistemos, kurių pagalba šalis apskritai funkcionuoja, saugo verslą, apskaito žmonės ir taip toliau. Tokiu būdu atsirado Lietuvoje dar, jeigu žinote hipoteką, tai hipoteka buvo sukurta su Norvegijos pagalba ir taip atsirado OAB dukterinė įmonė. Vėliau 2011 metais senieji akcininkai nusprendė išeiti pensiją ir mes pasiryžom investicijom, įsigijom norvegišką šaką kartu su dukterinė Lietuvoje. Vėliau įsigijome nedidelį įmonę Tanzanijoje ir dabar Ugandoje, kas atitinka patį platforminį supratimą, kuriuose šalyse veikti ir mūsų, sakysim, rinkos kryptis. Kas mūsų manymų svarbiausia šitoj šakoj, tai yra viena iš kanalo infrastruktūrų ir platformų. Tai yra, kad fondų įmonės galės naudotis šitos įmonės šakomis plėtrai į tos vadinamos frontier rinkas. Frontier rinkos pasirinktos pagal tos pačios, kurias renkasi Nordiko šalis kaip perspektyviausias, mažiausiai saugias ir 5-7 metų perspektyvoje besivystančias. Jeigu dar kartą pasikartosiu, tai yra Rytų Afrikos ir Pietryčių Azijos, Pietryčių bei Pietų Azijos. Pietų turim minį Bangladešą. Kad iliustruoti maždaug ką mes darome, tai taip paprastai atrodo registrų centrai. Pavyzdys yra, pavyzdžiui, Lietuvos registrų centras, tai mes tokius darome. Hipotekas, tai čia mes darome. Tai va, viršuje yra registrų centras iki modernizacijos, o apačioj yra po modernizacijos. Bet čia nėra vien tik tai išvaizda, iš tikrųjų didysis darbas yra teisė, paskui pati organizacija uždirba pinigus, organizacijos tvarkos,
tada sistemos ir tada sistemos elektroninės, kad apsitarnauti per nuotolį investuotojų, tada elektroniniai parašai ir elektroninės transakcijos ir tada galime veikti, kad Lietuva kaip dar daug ko neturi įsigiaus. IT infrastruktūra. Istorija šitos šakos prasidėjo nuo Baltic Amadeus, tai yra pirmas BIPE grupės pirkinys. Baltic Amadeus atskyrė infrastruktūros verslą ir tuometinis pozitoras vėliau BIPE grupė įsigijo šitą verslą. Toliau vystėsi ir ilgainiui prigijo pavadinimas, kadangi sudėtingas buvo ir ilgas Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos, prigijo pavadinimas BIPE. Taip ir liko, klientai atpažįsta. Pats verslas yra didžiųjų klientų IT infrastruktūros aptarnavimas, centrinių bankų modernizacija, paslaugos bankam, vyriausybėm, specializuoti duomenų centrai, priežiūra susijus su to. Esminis dalykas viršantis tiek principų sakyti, tiek šitą, kad tai yra stambiems ir labai stambių klientų aptarnavimo organizacija. Praeitais metais BIPE-as, pavyzdžiui, baigė nacionalinę tvaros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvą. Tai čia yra, kad įsivaizduoti, visi Lietuvos mokslininkai turės galimybę laikyti savo R&D tokiam archyve, kuris įrengtas šiuo metu universitete. Taip pat modernizavo Zimbabvės centrinį banką, baigė modernizaciją Burundijos centrinio banko, dirbo Ruandoje, Latvijoje, Baltarusijoje, kad tokį kontekstualiai įsivaizduotis. Kibernetinė sauga, šita kryptis pradėjo vystytis 2008 metais BIPE viduje. Išsivystė į atskirą pelno centrą, kuris 2013 metais dėl skirtingo fokuso į skirtingus klientus ir skirtingų reikalavimų saugumui ir apskritai visai geografijai buvo atskirtas į atskirą įmonę. Ją pavadinome NRDCS, norėjome galbūt ją atskirti ir prijungti prie norvegiško padalinio, nes jie gan plačiai dirba, jeigu klientai yra nacionaliniai, tai yra kariuomenės, policijos, teismai, šalių reguliatoriai. Bet dėl atitikties NATO ir ES ir pernelyg ilgo paskui compliance su gavimo reikalavimus dirbant specialiuose paskyrimuose, mes palikom lietuviškai jurisdikcijai, nors brendo požiūriu tai buvo labiau į kontekstą norvegišką. NRDS-as besikooperuodamas, jisai atstovauja kaip įmonė NRDCS, jie turi bendro verslas. Ir jie turi tokį kryptį, kurį vadinas Secure Digital Environment. O jo esmė yra tokia, kad šalis, kurios ypač to frontier rinkai, jos besikurdamos naują ekonomiką, jos prašoka didelę dalį. Iš principo kitaip reikia saugiau. Turime įvairias, ta kryptis turi platformas, pavyzdžiui, Afrikai, labai žinoma konferencija komercinė, toks vadinasi Cyber Defense East Africa. 4 metus jau vyksta, susirenka komerciškai sėkmingas, susirenka pranešėjai ministrai, šalių ryšio reguliatoriai. Čia labai, iš principo, ta pati platforma yra labai patogi kitom besikooperuojančiom įmonėm ir jinai gana patogi tokiam investicijų viešinimui. Struktūruodami pačios organizacijos kaip investicinės veiklą, mes ir bandydami suderinti, kad jos tarpusavį nekonkuruotų, mes įskyrėm tas IT vadinasi verticals, specializacijas tam tikrose industrijose, kurios turi tam tikrus požymius, tai B2B, veikiančios pas didelius klientus arba B2G. Ir išskyrėm intensyvius industrijom veikėjus, kaip vienas iš pavyzdžių, yra Etronika, kurią įsigijo mūsų norvegiška įmonė Norway Registered Development. Tikimės uždaryti sandorį po nacionalinių leidimų gavimo, kuris beje užtrunka, nes turi beveik visus aukščiausios Lietuvos įstaigos pasirašyti ir leisti mūsų valdomai norvegiškai įmonė įsigyti Etroniką lietuvišką kompaniją, bet taip yra, IT yra pasaulio nacionalinės ir saugos sektorius. Kalbant apie
turbūt pačią vystymosi, investavimo ir apskritai logiką. Vienas iš svarbių dalykų, ką mes norime padaryti kaip investicinė bendrovė, tai mes norime investuoti į Europą į gamybinius pajėgumus, tuo pačiu turėti gerą kontrolę gamyklų ir išnaudoti turimą NRD prekybos ir įdirbio kanalą, kuris iš principo labai stiprius užsidirbo balų dirbdamas Pasaulio banko, Jungtinių tautų ir kitų donoro konkursuose. Jisai žinomas rangovas, nėra susikompromitavęs, tuo pačiu yra gerbiami ir jo gerbiamas ir visos jungtinės veiklos, su kuriomis eina. Tai palengvina mūsų plėtrą ir čia mes esame tokią idėją mintį, kad mūsų manimų, jeigu mūsų manimų įsigyta įmonė, kuri veikia nacionaliniam sektoriui, mes ją galime įstatyti į globalų kontekstą ir vėliau tą įmonę parduoti. Tasme, kaip veikiančią globalę frontier rinkose. Tasme, biznio modelis gana paprastas, skiriasi tik tai intensyvumas ir kanalas, kurį mes turime. Čia kaip pavyzdys, čia kažkokia skaitė viena dalyta Zanzibare, skaitė paskaitą Zanzibaro kažkuriam tai aukštoje mokykloje universitete. Šitas kolega yra iš NRD, iš cyber security. Dabar norėčiau aš pailiustruoti patį biznio modelį, taip kaip mes veikiam. Pavyzdžiui, 2013 metais mes laimėjom, NRDS laimėjo jungtinėje veikloje e-registro sukūrimo sutartį. Mes konkuravome beje su Pakistano kompanija ir Taivano kompanija. Didieji vendoriai, tokie kaip IBM ir HP, jiems buvo per mažas biudžetas, jie nedalyvavo ir tai yra nuolat. Prasme, iš tikrųjų mes pataikome tą segmentą, kur galim veikti globaliai, bet vis dar nėra įdomu patiem didžiausiam vendoriui. Pasirašėm 5 metų, iš kurių 2 metų diegimo ir 7 metų, tai 2 metų diegimo ir 5 metų priežiūros sutartį, kurioje NRDS vykdė konsultacijas, VAIPas teikė ir projektavo duomenų centrus, NRD East Africa buvo numatytas kaip suporto partneris, NRD programavo. Koks įdomus kontekstas, kad dabar jau mes matom, kad mes galim, mes turime veikiantį ūkinį subjektą kaip jungtinė veikla ir mes matom, kad mes galim likti, steigti įmonę, kuri gali pradėti funkcionuoti. Ir atsirado galimybė, atsirado jau naujos galimybės modernizuoti, pavyzdžiui, vyriausybinį duomenų centrą, ką gavo VAIPas. Ir kita galimybė, kad vietinė notarų asociacija paprašė sukurti jiems sistemą. Jie dabar kalbasi dėl elektroninio parašo elektronikos diegimo. M-parašo, kur tai yra mobilus parašas, kad galėtų dokumentus pasirašinėti transakciją daryti per mobilų telefoną. Ir manau, kad per 2 metus turbūt galėsim nuspręsti, ar mes darom banką arba analogišką sistemą, kurią veiksime kaip paslaugų tiekėjai, arba parduosime vietiniam paslaugų tiekėjam, kad jie galėtų prekiauti informaciją apie Mauricijų ir susijusius pavyzdžiui šalis. Šiaip Mauricijos įdomumo dėlė tai yra viena iš Afrikos tokių salų, kuri gana gerai susitvarkusi mokestinę aplinką ir ten steigiasi bendrovės, kurios valdo Afrikos. Ten valdintų tokia šalis. Tačiau čia labai svarbus toksai. Tai toks iliustratyvus pavyzdys, prašau, kad į detalės, bet... Atsiprašau, kad jūs turite varti ilgesnį testą. Spėsiu. Ką mes šitą rodėm jau filmukę, iš tikrųjų mes augom gana sėkmingai ir nežiūrint tai, kad buvo, jeigu lygintume su, pavyzdžiui, apskritai IT sektorių Baltijos šalyse, tai čia rodo gana gerą charakterį organizacijos. Ir kas mums patiems labai patinka, kad po norvegiškos vertės įsigijimo pas mus didėja santykis tam vadinamose frontier rinkose. Nes iš tikrųjų šitą rinką IT yra, mes esame lėtame versle ir IT šaka nėra jau labai stipriai pasivystanti Baltijos šalyse. Ir jinai nuosaikiai auganti. Iš kitos pusės labai gerėja kokybė. Prasme, eksporto arba verslo, kurį mes darome užsienį. Prasme, daro daugiau įmonių ir daugiau sandorių.
Ir mes matome, kad tas biznio modelis, jis nusipirkti nacionalinę organizaciją nelabai didelę, ją padaryti globalia, jisai lyg ir turi galimybės išgyventi. 15 metais mes pasisamdėm Deloitus, kadangi jau buvom nusprendę daryti naują misiją, persiformatuoti iš investicinės bendrovės į uždaro tipo investicinę bendrovę, išlikti biržoj. Mes pasisamdėme Deloitų konsultacijos ir atliktų vertinimą, tai mūsų nuosavas kapitalas buvo įvertintas gan konservatyviai, bet 11,9 milijonais eurų, o EBITDA daugiklis apie 6,5 plus pelno daugiklis 12, kas rodo, kad mes esame nepervertinti ir tos įmonės mūsų, mūsų įmonės, kurios yra mūsų portfelyje, turi galimybę iš tapusios globaliomis fronte rinkose, turi galimybę būti brangesnis. Trumpai kaip fondo vystymasi, kas čia svarbu ir ko aš nepasakiau, esami akcininkai lieka būsimo fondo struktūrai ir net kai darys kapitalo pritraukimą, taip pat ketina investuoti. Mes 7-5 metus investuosim, vėliau pradėsim įmonės pardavinėti. Kokį mes pažadą turim, kad mes turim 10 metų fondą, kas mūsų manymų arba uždaro tipo investicinė bendrovė, kas mūsų manymų yra labai patrauklų investavimo požiūrių. Ir kitas mes investuojam į brandžias įmonės. Ir aš nepadariau įvado, nes su IT labai dažnai visi tikisi, kad mes investuojam į startupus, į visokią ankstyvą stadiją, bet iš tikrųjų mes investuojam į vėlyvą stadiją, nacionalinės įmonės, vidutiniško dydžio, kurios gali turėti gana gerus produktus, kurie turi teisę gyventi ir tapti globaliais. Ir mes manom, kad mūsų pats priėjimas ir verslo modelis ir filosofija, jinai patrauklesnė įmonėms ateiti pas mus, nes mes priimam įvairias struktūras. Mes galim investuoti mažumą, galim pirkti kontrolę arba tiesiog daryti verslą kaip partneriai, bet iš principo tai šitam landšaftui mes tampam pirkėjų numeris 1. Ir iš principo duodam kanalą ir išėjimą į globalės rinkas. Jeigu būsim sėkmingai pritraukdami kapitalą, mes šiuo metu turim apie maždaug 50 milijonų eurų pipeline ir manom, kad įvyks apie 10, 4 srityse, kurios laimam. Ir čia liko 1 minutės apie vystymosi planą pačių įmonių. For example, Byte development model is based on the establishment of new companies in Latvia and Estonia, as well as spin-offs from NRDAS managed companies in East Africa and Southeast Asia. It is expected that the number of employees will grow to around 250 to 300 in 10 years' time. NRDCS plans to acquire up to 3 companies in mature European markets in order to expand its production capacity and reach clients in these countries. Development in the frontier market is based on NVL technology sales channels. The planned investment is up to 3 million euros. In 10 years, the company intends to employ 150 to 200 people in this field. The goal of NRDAS is to strengthen the International Business Development Center in Norway, increase its production capacity in East and Central Europe, and create new sales channels in East Africa and Southeast Asia, while strengthening current channels. In order to strengthen its production capacity, the company intends to purchase 3 or more new companies. All NRDAS investments should total up to 3 million euros, and the number of employees at NRD Group should grow to around 400 in 10 years' time. Sprūksamuoju būdu. Taip, planuojama teisinė struktūra. Kas yra mūsų manymų svarbu, mes ketiname tapti uždaro tipo investicinę bendrovę, bet tai esame paskelbę po platinimo. Mokesčių struktūroje taikysim nuo fondo vertės, o ne nuo praeisinės fondo vertės mokestį, kas iš principo įvertinant tai, kad dabar įsikels dalis kaštų iš investicinės bendrovės į valdymo įmonę, tas turėtų būti patrauklu investuotojams. Slengstis, kurį numatome, nuo kurios numatome 20% premiją, yra 8%.
valdymo struktūrai, šių turbūt laiko nebeturiu, pats svarbiausias turbūt momentas yra tai, kad valdymo įmonė bus Invel Asset Management, kuri valdys ir Finastors ir kitus, ir MP pensijų bei kitus esatus, tai yra rimta valdymo bendrovė, kuri turės už save didelę komandą ir gebėjimus. Struktūriškai komanda po perėjimo į Utybą perės iš Invel Technology į Invel Asset Management. Kitą savaitę tikimės gauti leidimą naujai akcijų emisijai. Tai nesiūlau, tiesiog informuoju. Ir gruodžio mėnesį tikimės gauti Utybo licenciją. Tokius planus esam paskelbę viešai. Ir kontaktai, pastaba. Jeigu būtų klausimų.